Ar gal nesakyčiau, kad aš esu komforto zonoje? Moterims, kaip veikti vyriškam pasauly vyriškai. O kodėl tu akcentuoji, kad tik moterims? Dėl ko moterims gal aplinkui tik girdžiu, kad apie tą knygą vien moteris šneka. Geri vadovai, geri verslininkai, jiegi turi vidinį žinojimą. Kitas į gyvenimą darom labai sudėtingą ten, kuris yra paprastas. Jeigu mes kur nors bijom, tai yra netikra. Stipriausias dalykas yra tapatybės pokytis ir jeigu esi rūkė, savo užduoti klausimus. Kokią supergalią norėtum turėti? Supergalį. Aha. Supergalį. Supergalią. Sveiki, auginančiuose pokalbiuose. Šį 5 sezoną tai bus auginantys pokalbiai su CEO ir aš kalbinsiu organizacijų vadovus. Ir įdomiausia man bus ne tai, kaip būti geru vadovu, bet kaip išdrįsti būti autentišku, kaip išdrįsti būti tiesiog žmogumi vadovo vaidmenyje. Tai man asmeniškai labai svarbus klausimas ir aš nebejoju, kad ir pašnekovų gretose rasim tų, kurie įsikvėps iš mano pašnekovų. O šiandien pristatau nuostabią moterį, mano labai mylimą ir mokytoją, Rasą Baltę-Balčiūnienę. Labas, Rasa. Labas, Giedrė. Rasa yra verslininkė, jau daugiau nei 30 metų kurianti ir vis kurianti verslus estetikos ir meno srityje, apie 20 metų mokanti vadovus, kaip vadovauti, kaip būti sąmoningiems. Dabar domiesi gyvosiomis organizacijomis, tai tavo patirtis tiek iš praktikos, iš savo asmeninių patyrimų, tiek iš darbo su vadovais yra labai įvairi ir labai didelė, tai aš nebejoju, kad bus įdomus pokalbis. Uždedu iš karto jau tokį, kad turi būti įdomu. Tai dėkui, Rasa, labai, kad atėjai ir kad pokalbis įsivažiuotų ir kad mes prisijaukintumėm šitą erdvę, aš noriu pradėti nuo tokio gal šiek tiek netradicinio sprendimo, blitz klausimų, gerai? Gerai. Žodis, kuris geriausiai apibūdina tave? Pokytis. Vienas netikėtas dalykas, kurį sužinojai apie save, būdama vadovė. Dabar taip stengiuosi taip atrasti ir prisiminti. Netikėtas dalykas kaip vadovė. Tikėti dalykai ten kontroliuoja, ten netikėtas. Rami? Labiau pasikliauja analitiniu mąstymu ar intuicija? Intuicija, bet kaip intuityviai jaučiu, tai ieškau aplinkoje patvirtinimo savo intuicijai. Kas padeda sugrįžti į save, nurimti? Atsitraukti ir nuvykti naujas vietas. Stipriausias grįžimas į save būna, kai atsiduriu labai gražiose gamtos vietose pirmą kartą ir jas fotografuoju kaip gamtos abstrakcijos. Tai būna tie momentai, kai aš gyvenime pamirštu viską. Ir po tų momentų labai jaučiuosi stipriai. Labai gražios tos tavo nuotraukos, aš vis irgi pasigrožiu. Vienas dalykas, kuris vis dar priverčia tave išeiti iš komforto zonos. Ar gal nesakyčiau, kad aš esu komforto zonoje? Reikėtų mums susivienodinti žodyną. Tai komfortas tai yra kaip jau stabilumas, tai jau vien tas žodis, kad mane apibūdina pokytis, yra kažkada tai labai seniai prieš 30 metų rašė apie mane straipsnį Moteryje ir aš tuo metu sakydavau, man didžiausias pastovumas būti pokytyje. Tai kaip tu klausai apie komfortą, aš gal tokio klausimo neužduodu, ar aš esu komforte ar ne. Aš gal daugiau užduodu klausimą, kaip aš gyvenime jaučiuosi. Ir jeigu jaučiuosi nelabai gerai, tada ieškau būdų išeiti. Tai neatsakiau turbūt į tavo klausimą. Bet labai praplėti gražiai požiūrį apie tą komfortą ir prijungiai tą savo, apie save, kas tu tokia esi. Dalykas, kurį padaryti netikėtai spontaniškai paskutinį kartą. Paskutinį kartą. Netikėtai spontaniškai.
Netikėtai, spontaniškai. Netikėtai, bet gal ne visai spontaniškai, kai dabar čia rugsėjo mėnesį organizavom tvarios mados savaitės konferencijai, pasikviečiau afrikietį. Ir jinai 10 metų gyvena Hamburge, bet yra labai išsilaviusi, intelektuali ir iš Ugandos. Tai netikėtai tame, kad jinai atvažiavo ir su ja turėjau 2 dienas kartu ir vieną vakarą išaiškėjo, kad jos gimtadienis. Mes po vakarienės restorano 1:30 nuėjom į šampaneriją. Tai čia tas buvo netikėtas ir man absoliučiai nepriimtas. Nu, gali įsivaizduoti, kaip tu ateini į barą, kur 70% vyrų, tai moteriai 40 metų, jinai labai stilinga, visiška afrikietė, graži. Tai buvo netikėta. Netikėta ir vyram tiem buvo matyti. Ir tuo momentu aš labai keistą rolę įkritau. Aš staiga pasijaučiau jos asmeniniu sargybiniu. Ir tam bare sakiau, jeigu kas nors lys, tai trenksiu. Nes buvo, kaip žmonės pamatė, Afrika ten ranką uždėjo, bet tikrai tai nebuvo jokie grubus dalykai, bet pačiai tas pojūtis, kad staiga tam tikroje situacijoje įkritau į tokią rolę kaip asmens sargybinį, žinai, tai buvo labai buvo įdomu. Ir tame kontekste buvo visiškai spontaniškas ir netikėtas sprendimas 2:30 nueiti man į barą. Jokiuosi ir klausiu, tai tokie dalykai gal atsitinka vieną kartą metus. Ja, fainu. Kokią knygą, kurią norėtum dar kartą perskaityti? Turi kažkokią, kuri Aš norėčiau dar kartą perskaityti knygą Ayn Rand Šaltinis. Man jinai labai yra stora, man labai sunku ją skaityti. Ir žinau, kad ją labai skaito jaunos veiklios moteris ir iš jos įsikvepia. Bet aš toj knygoj matau labai daug ir kitų pusių. Tai būtent, kad Ayn Rand, jinai iš vienos pusės atlaisvina, kad tikėti savimi, veikti, bet iš kitos pusės labai užduoda tą tokį kriterijų visuomeniai sėkmės, kuri pirmą vietą sėkmė, ką mes ir sakom, ten darbas ir tame nebėra žmogaus. Tai aš būtent tą knygą norėčiau atidžiai perskaityti tam kontekste ir padaryti aptarimą, ne tuo kampu, kad mus čia įkvėpia, mus čia atlaisvina, bet ir suformavo tam tikrą stilių moterims, kaip veikti vyriškam pasauly vyriškai. O kodėl tu akcentuoji, kad tik moterims? Vyrai man neįsikvėpia iš jos tam? Gal Gal akcentuoju, dėl ko moterims, gal aplinkui tik tai girdžiu, apie tą knygą vien moteris šneka. Nes vyrams yra jos knyga skirta, ten, dabar neatsimenu, Atlantas gal ten yra, ten Atlantas su pečiais. Tai. Koks ritualas dienoje tau yra būtinas? Primityviai pasakysiu, iš ryto išgerti šilto gėrimą. Tai gali būti kava, dabar atradau kakavą, o kai kada galvoju, kad aš nenoriu nei kavos, nei kakavos, bet noriu šilto vandens, bet kažkoks stereotipas veikia, vis tiek kava. Tai šilto gėrimo. Ir man tai yra svarbu. Ir pabaigai paskutinis krizį klausimas ir labai noriu eiti kalbėtis normaliai, kur galima ilgiau praplėtoti. Kokią supergalią norėtum turėti? Supergalią. Aha. Supergalią. Čia mano dukros klausimas yra. Supergalią. Kažkaip nebemoku svajoti. Reikia pagalvoti. Supergalė. Ką norėčiau turėti supergalę? Gal, ką aš vadinu supergalė, tai nėra supergalė, bet tai yra potenciali galimybė. Tiesiog išmokti skaityti semantinį lauką. Gerai, kitaip tariant,
gerai nuskaityti viskas, kas yra aplinkui, nes dabar, kai kada pavyksta, kai kada įsijungia vidinės projekcijos nepavyksta, tai turbūt va čia būtų mano supergalia. Tai gal iš karto nuo šio klausimo ar nuo tavo atsakymo galim vystyti apie tą semantinį lauką ir gal gali ir paaiškinti, ką tu turi minty ir kodėl tau tai svarbu. Semantinis laukas tai jau pats terminas, jisai reiškia, kad yra ryšiuose tarp mūsų laukas, kuris perneša informaciją. Ir šita informacija, jinai yra prieš mūsų loginį mąstymą. Ir kodėl tai yra svarbu ir kiekvienas vadovas žino, kai būna labai įtempta situacija, neaiškumas, staiga jam ateina ir jis tai vadina vidiniu žinojimu. Bet ateina ir jisai žino, ką reikia daryti. Nežiūrint to, kad aplinka gali priešintis, kad jo gali nesuprasti, bet jisai žino, ką reikia daryti būtent tuo momentu čia. Tai čia yra semantinio lauko perskaitimas moksliniais terminais kalbant, dabar psichologijos, moderniosios psichologijos ta linkme labai stipriai juda. Tai yra gebėjimas pamatyti, ko reikia duotų momentų. Ir turbūt mes žmonės retai susimąstom apie tai, kad ką mes galvojam galvose, mintise, jau yra viskas po. Pavyzdžiui, ne, būna avarinė situacija. Taigi mes tuo momentu suvaldom kažkokiu tai būdu mašinu, perskaitom tą informaciją, kokiu būdu, ką pasukti, kur, ar kažkada tai teko, važiuoju lempą, važiuoju mašina tamsoje, ranka uždega šviesas ilgas. Ir staiga pamatau priešais briedį. Ta prasme, nebūtų ranka uždegusi, gal ir nebūčiau spėjusi prasukti. Tai va čia yra ta informacija, kur yra tarp mūsų ir jinai yra čia, dabar, tiksli, ką reikia daryti. Tai. Tikrai labai vertingas įgūdis. O galima tą lavinti ir vystyti? Mes kiekvienas tą turim, tik tai gal netiek sąmoningai naudojam ir turbūt klausimas būtų, kodėl mes to negirdim. Nes jeigu mes esam geroj formoj, kaip ir tavo klausimas blicuose nebuvo, kokiu būdu atstatau, tai jeigu mes esam geroj formoj, mes esam ryšyje su savo kūnu, o jeigu esam ryšyje su savo kūnu, tai mes esam įsikūnėję būti. Ir tai yra kiekvieno žmogaus gebėjimas. Ir dar, sėki, pasikartosiu, geri vadovai, geri verslininkai, jiegi turi vidinį žinojimą. Geras gydytojas. Jeigu tu ateini pas gerą gydytoją, jamgi visų analizų nereikia, jisai užmeta akį ir nuskaito, ne? Tai čia yra tas geras žinojimas, arba kitaip tariant, intuicija yra, mes per intuiciją perskaitom semantinį lauką. Tai kitaip tariant, tai yra tada, kai tu esi ryšys su savim. Taip. Ryšys su savim. Ir klausimas yra, o kodėl aš esu neryšyje su savim, jeigu aš negirdžiu, kas vyksta aplinkui. Dar būna, žinai, taip, kad girdi, atrodo, bet ir tu pavyzdį paminėjai, kad aplinka priešinas ir tada klausimas, kiek tu girdi ir kiek tu leidi savo daryti tai, ką girdi, arba veikti taip, kaip girdi. Aš mėgstu prisiminti pandemiją tame kontekste ir užduoti žmonėms klausimą, kiek jūs buvot pasiruošę pandemijai, nežinant, kad jinai prasidės. Ir tikrai yra labai geras testas. Prasidėjus pandemijai, klausyk, prieš pusę metų pardaviau patalpas, o dabar turėčiau tokį vargą. Klausyk, susikūriau IT parduotuvę. Visi priešinosi ir nežinojau, kam to reikės, o dabar tai veikia. Tai yra labai geras testas, kiek aš gebu skaityti semantinį lauką ir kiek aš turiu ryšį su savim ir kiek aš prieš pandemiją pasiruošiau tam tikram procesui. Ir jeigu grįžti prie mūsų temos, aš retokai save pozicionuoju kaip CEO,
Nu, bet šiandien kažkaip taip jau atsitiko, kad Kėdėj čia. tokiai kėdėjai. Tai pandemijos kontekste, vat kaip CEO turėjau labai didelį iššūkį. Tu gali, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad prieš 5 metus, jau čia beveik taip, kovo 16, tai buvo šeštadienis, aš guliu lovoje po pietų, staiga per žinias išgirstu, kad nuo pirmadienio yra uždaryti visi mano klientai. Visi mano klientai. Ta prasme, visi profesionalai, kirpyklos, salono, spa, masažo, kurie dirba su klientais ir iš jų aš turiu 80% apyvartos. Tai labai gerai atsimenu ir čia turbūt atsakysiu ir tuos klausimus, kokiu būdu susitvarkiau, nes mes šnekėti apie tai teoriškai galim daug, bet va, tas buvo tikras atvejas, kaip tu pasiemi savo pastovės išlaidas ir tu supranti, kad nuo pirmadienio viskas pajamų praktiškai nebėra, ne, nu, 20% ten per elektroninę prekybą. Tai ką pirmiausia dariau, išgirdusi tą žinomę, pasiėmiau šilto vandens ir įsilašinau eterinius aliejus, nes aš turiu natūralių eterinių aliejų, kur galima juos gerti. Tai klausydama visą tai gėriau eterinius aliejus. Tada pasiėmiau, kiek čia tų pastovių, žinai, kaštų turiu, kokie atlyginimai, taip toliau, aišku, taip plaukai pasišiaušia ir galvoju, užsikrasa. Tai negi verslą, kurį kuriai beveik 30 metų, nes tuo metu dar Feminai Bonai nebuvo 30 metų, bet ten gal 28 kažkiek tai. Tai dabar jo per savaitę nebeliks tiesiog. Ir sekantį veiksmą, ką aš padariau, aišku, taip iš šono besiklausant tai gali atrodyti labai moteriškai, bet dabar žiūrint iš neuromokslo perspektyvos, tai labai turiu tam paaiškinimą. Aš susirašiau su savo kirpėja, kad mane sekmadienį dar primtų ir man plaukus nudažytų. Tai, o pirmadienį jau turi būti mano klientai uždaryti. Tai sekmadienį iš ryto nuvažiavau kirpyklą ir tu supranti, ir aš supratau, kas įvyko. Mes buvom dviese gražiose patalpose, aš 2-3 valandas gavau dėmesį, galėjau grįžti save ir po kirpyklos nuvažiavau ir gamtoje, ten turiu, kaip sakau, tokią palapinę su stiklais, gamtoje lauke 3 valandas kūrenau ugnį. Tada nusistovėjo visos emocijos, apgalvojau visą situaciją, grįžusi po to į Zoomą susikviečiau savo vadovus, nu ir vienu žodžiu padarėme ten sprendimus ir ką nemokamų išleidom, ką ten sumažinom atlyginimus, taip toliau. Ir aš supratau, tas mano veikimas buvo paremtas, žmonės dar nespėjo susigauti, kas įvyko, jau mes padarėm susitarimus ir nuo pirmadienio pradėjom veikti kitaip. Nu ir va tame kontekste, vėl noriu grįžti prie semantinio lauko ir prie intuicijos, 3 gal metai iki pandemijos man buvo atėjęs mintis pasidaryti tokį IT įrankį, kuris vadinasi, kad kirpyklos ne visada turi mūsų šampūnų ir kitų kosmetikos priemonių pas save, bet jos gali klientams rekomenduoti ir klientai eina į mūsų elektroninę parduotuvę, nusiperka, jos gauna ten savo dalį ir visiems yra gerai. Tai iki pandemijos 3 metai, ar net 5 metai, aš dabar neatsimenu, tik tai to įrankio niekam nereikėjo, nei mano darbuotojams, nei klientams, nors mes jį susikūrėm, sumokėjom pinigus. Aš ten visaip bandžiau sakyti, nu tai darom, bet įdomiausia, nei organizacijų žmonėms nereikėjo, nei klientams nereikėjo. Ir ką tu gali įsivaizduoti? Pandemijos kontekste tai tapo mūsų naujų verslo modelių. Mūsų elektroninė prekyba išaugo 10 kartų. Ir mūsų visi vadybininkai, jų darbas buvo skambinti klientams, klientai skambino savo klientams ir tokiu būdu, nu galim sakyti, buvo išgelbėtas verslas, kurio tikrai būtų nebuvę. Tai tada man dar buvo labai akivaizdu,
ką reiškia nuskaityti kažkokiu tai būdu informaciją, kur niekas nežinojo, kad tai bus, bet tu tam esi pasiruošęs. Tu, Rasa, labai gražiai papasakoji, kaip tu reagavai ir kaip elgeisi, kai buvo tokia kritinė situacija. Tai šiaip manau, kad buvo ir tokių, ir matyt, ir normalu, ir suprantama yra, kad tu gali tiesiog pulti paniką ir dar pridaryti dar kažkokių tai sugadinti tą savo verslą iš ten kažkokių karštakošiškų sprendimų. Tai mano toksai klausimas yra, kas svarbu yra vadovui, kaip išsiugdyti tokį įprotį, tokią susikurti veikimo principus tokius, kad pasigražinau, pakūrenau ugnį ir suvaldžiau verslą. Tai toj vietoj gal skamba labai paprastai, ir taip buitiškai, primityviai. Mes kitas gyvenimą darom labai sudėtingą ten, kuris yra paprastas. Vėl mes grįžtam prie to pačio, ne? Jeigu vadovas, verslininkas yra savo vietoj, ta prasme, jisai nuskaitinėja poreikius, kokių produktų reikia, kokios strategijos, kokios komunikacijos, tai irgi yra nuskaitinėjimas informacijos, į ką žmonės reaguoja, ne? Reiškia, jis turi ryšį su savim. Kad jis turi ryšį su savim, matavimo vienetas labai yra paprastas. Žmonės tai perka. Perka, naudojasi paslaugom, skaito, ateina, ta prasme, yra tarpusavio sąveika. Ir tas klausimas yra, kodėl kai kada mes nebeturim ryšio su savim. Tada, kaip mes įkretam į vaikiškas būsenas. Baimė, abejonės, pyktis, čia dar gėda, kaltė. Esminiai dalykai atspindys, kad jeigu tokia emocija užplūsta, aš esu neberyšė. Netgi avarinės situacijos metu baimė ateina po to. Ta prasme, ne tuo momentu, kai aš veikiu. Ir tada klausimas yra, tai kaip man išeiti iš tų būsenų. Nes tose būsenose, dabar iš tikrųjų sakysiu labai svarbų dalyką, tose būsenose įsijungia visi vaikystės stereotipai. Nežinau, man anksčiau būdavo ieškoti kaltų, nesiseka ieškoti kaltų, ne? Arba ten, jeigu turiu idėją ir manęs kiti nepriema idėjas, tai būtinai, kad ne tik idėją primtų, bet dar emociškai pritartų. Vaikystė toks strategija buvo ne tik, kad mama išleistų mane į šokius naktį, bet kad ir džiaugtųsi, kad aš žinau iš šokius. Tai lygiai tą patį ir organizacijose. Tai čia lygiai tas pats, jeigu aš žmonėms vakare pasakiau, kad mes ten mažinom 30% atlyginimus neapmokamus ir taip toliau, ir dar aš laukčiau, kad visi džiaugtųsi nuo to, ne? Tai ir greičiausia to efekto nebūtų buvę, nes mes išlaidų suvaldymą padarėm be jokių emocijų, mygom labai greitai, vien todėl, kad aš tuo momentu buvau ryšė su savim. Aš nepakartojau to, kad man jie čia turi pritarti, ne? Ta prasme, ne ta situacija yra. Ir klausimas yra, tai jeigu aš įkrentu į tas būsenas, užakcentuosiu, ne? Ta baimė, nerimas, abejonės, kaltė, gėda. Jeigu aš įkrentu tas būsenas, klausimas yra, kaip išeiti iš jų. Nes tose būsenose mano sprendimai tikrai bus stereotipiškai. Ir tada klausimas yra, jeigu aš noriu iš stereotipų išeiti, tai man reikia ieškoti, kas yra nestereotipiška. Tai jeigu tu pažiūrėsi į ugnį, tu nei vieną sekundę nerasi pasikartojančios formos. Jinai nuolatos yra besikeičianti. Tai reiškia, žiūrėjimas 3 valandas į ugnį man skatino viduje dinamiką. Ir tada aš ramiai galėjau, kaip čia būna dabar seminarijų, sako, pakvepuoti, žinai, ramiai galėjau nusiraminti, visus scenarijus, viską apgalvoti, viską praskaičiuoti. Aš 3 valandas buvau vidiniai dinamikoje. Ir tada jau, kaip man atėjo aiškumas, man niekam nieko nebereikėjo įrodinėti, aš žinojau, ką daryti. Ne? Tai ieškoti tai, kas suteikia dinamiką. Ir tai yra, ir tai nesiranda mūsų galvose, išorė santykiai.
Ir tai gali būti geras maistas. Bet maistas geras ne paprastas, bet jame yra daug skonių, kurie susijungia į auksinio pjūvio proporciją. Nes mus irgi atstato auksinio pjūvio proporcija, bet auksinio pjūvio proporcija nebūtinai vien vaizduose, skonėje, kvapose. Kodėl eteriniai aliejai, ne? Todėl, kad ten yra auksinio pjūvio proporcija. Nes jeigu aš noriu atstatyti ryšį su savim, su kūnu, aš turiu būti aplinkoje, kur yra auksinio pjūvio proporcija. Ką čia dar norėjau, ir apie kirpyklą. Tai kirpykla toj vietoj man buvo tiesiog funkcionalus dėmesys iš kito žmogaus. Nes man reikėjo funkcionalaus dėmesio ir mes tai galim vadinti palaikymas, bet tai buvo tokia forma ir ne tas palaikymas kaip, nežinau, jeigu aš ten artimoje aplinkoje būčiau pradėjus sakyti, ką man daryti, taip toliau, tai visi, ojojojojojojoj, tada man dar blogiau viskas yra, žinai. Ne, tiesiog funkcionalus palaikas. Žmogus atliko savo funkciją, mane padarė gražesnė, aš pasirašiau mėnesių į priekį, kad man šaknis nebus ataugę ir man nereikės rūpinti savo išvaizdą. Ir va tas santykis į mane per funkcionalumą, man atstatymą, to pačiu ir mane viduje sustiprino. Tai aš nežinau, ar jaučiu, kad šneku truputėlį taip šokinėdama, bet noriu užakcentuoti, kad yra labai svarbu, ką mes renkamės aplinkui. Jeigu mes renkamės dirbtinus dalykus, stereotipus, baimę, daug informacijos skaitom, tai mes lygiai tą patį jausim viduje. Bet jeigu viduje trūksta ryšio su savim, ramybės, reikia būti ten, kur aplinka tokia yra. Aš dar noriu paklausti apie tuos jausmus. Sakai, kad jeigu mes jaučiam baimę, abejonę, kažkokį tai nepasitikėjimą savim, tai mes krentam į tas kažkokias vaikiškas būsenas ir tada veikiam stereotipiškai. Bet tai taip yra natūralu nebijoti, ta prasme bijoti, abejoti. Taigi yra žmogiška čionai. Tai kaip mum padaryti, kad mes nebebijotumėm? Man, pavyzdžiui, yra misija neįmanoma, kai kuriuose situacijose atrodo. Ką čia daryti? Jo, tai aš galvoju, kaip į tą klausimą atsakyti, kad tai būtų rekomendacija, patarimas. Tai pasikartosiu. Visų pirma, suvokti, kad baimė nėra žmogiška. Baimė tai yra adaptacijos forma vaikystėje. Nežinau, čia toks psichologinis, pavadinkim, kažkoks gynybos gal mechanizmas, taip galima pavadinti. Nes jeigu mes tikim, kad baimė yra natūrali, tai mes ir leidžiam bijoti. Ir aš tada grįžtu prie to pačio, kaip yra stiprus įvykis. Mesgi nebijom. Mes tada ką darom? Veikiam. Mes bijom po to, kas galėjo atsitikti. Tai va tas suvokimas, kad baimė nėra natūralus dalykas, nėra žmogiškas, bet tai yra mūsų smegenų įvykių interpretacijos, juk irgi kaip mes apie praeitį šnekam. Kas tai yra praeitis? Praeitisgi nėra įvykiai. Praeitis yra, kaip mūsų atmintis atsimena interpretaciją. Kodėl aš sakau, kad tai nėra natūralu žmogiška, tai yra atmintis. Tai nėra gyva. Ir jeigu tu pradedi suvokti, kad baimė tai nėra gyva, nes pavojaus akivaizdoje mes mobilizuojam savo psichinę energiją ir darom veiksmą. Ir tada, kaip pradedi suvokti, kad baimė tai yra netikras dalykas, tada ir klausimas atsistoja kitaip. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu matai dirbtiną pomidorą, tu negalvoji jį valgyti, nežiūrint to, jeigu tau siūlo kiti. Tu žinai, kad jis yra dirbtinas. Aš galvoju, kad mes gyvenam labai sumaišytų sąvokų pasaulyje ir užtat daugi dabar yra ir knygų, konferencijose, ką dėmesio auginam, tas auga. Dar prieš 10-15 metų lyg tai toks buvo naujas skambesys. Dabargi apie tai daug kas šneka. Tai ko mes tikim,
tas ir vyksta. Tai jeigu mes tikim, kad baimė visiems yra būdinga ir tai yra žmogniška, nu, tai mes ir bijom. Tai receptas yra pastebėti, kad aš jau bijau ir kažkokiu tai savo priimtinu būdu grįžti save. Taip. Ir tiesiog neveikti, išjungti. kas svarbiausia, kad neveikti iš tos būsenos, ne? O kaip tu tą atradai dabar? Toksai gali, jau kai mes taip giliai pradėjom kapstyti, tas klausimas toks banalokas gali pasirodyti, kaip prasidėjo tavo kelionė čia, nu, ar tu visada tokia buvai, ar čia kažkada sužinojai ir nu, kažkoks įvyko įvykis, bet kaip tu šitos dalykus savo pati atradai ir koks tavo augimas buvo kaip vadovės, kaip verslų savininkės? Dabar, kaip mes kalbam apie augimą, tai dabar nebežinau apie asmeninį augimą ar apie išorinį augimą. Apie asmeninės. Apie Žinai, tave. aš dabar versluosi esu 30 metų, ne, jau galiu reflektuoti. Aš atsimenu, kad kažkada tai buvau labai jauna ir labai atsimenu gerai vienos knygos viršelį, kuris skambėjo ir knygos pavadinimas buvo, aš net autoriaus neatsimenu tos knygos, bet pavadinimas buvo, kad didžiausias prieštaravimas žmogaus yra tarp gyvenimo, kurį nori gyventi, ir tarp gyvenimo, kurį gyvena. Ir man tada buvo 23 metai. Ir tai buvo prieš daug metų, ne? Ir aš supratau, kad tai tapo mano orientyru tarp gyvenimo, kurį aš gyvenu ir noriu gyventi. O toliau tai, aišku, atsirado labai daug praktikų, aš kažkada tai labai jauna nuo ezoterinių praktikų, pradėjau, po to jau palikau visos sisteminės konsteliacijos, ontopsichologija. Labai man turbūt konsteliacijos padėjo suvokti, aš labai gerai atsimenu, kaip dalyvau pirmoje konsteliacijoje, gal buvo 2004 metai, nu taip, prieš 20 metų, ir staiga mane pastatė į rolę, ir aš matau svetimą žmogų, kurio nepažįstu, ir aš pykstu ant jo. Ir vat man tada toks gal pirmas buvo labai stiprus momentas, kad tas jausmas, kuris yra manyje, yra nebūtinai mano jausmas. Nu ir mes va tada šnekam apie tos tikrus dalykus, netikrus. Nu ir aišku, tada jau į sisteminės konsteliacijas aš nuėjau kaip profesionalė, daug mokiausi ir praktikavausi. Ir aš net vieną projektą turėjau 2010 metais užsienyje, dirbau tokioje labai dideliai struktūroje, 30 000 žmonių, ir buvo labai labai sunkus laukas. Aš ten buvau CEO lygyje kaip konsultantas, bet iš tikrųjų kaip toks rūmų biški jogdarys, pavadinkim. Nu, sakydavau, ką galvoju. Ir aš, pavyzdžiui, kaip į tą dangoraižį atsidarydavau duris įeiti, aš nesau reflektuodavau. Žiūrėk, Rasa, dabar tu eini į konsteliaciją. Ir ką tu ten jausi, sunkumą, pyktį, baimę, gėdą, tai nėra tavo. Tu tiesiog dabar ateini atlikti tam tikrą vaidmenį. Ir išeidama aš ten uždarydavau duris ir iš to išeidavau. Tai yra sąmoningumas ir turbūt mūsų, nu niekas nemokė, kad ką aš jaučiu, tai gali būti ne mano. Ten irgi, pavyzdžiui, atsimenu vieną vakarą gal prieš, nu čia gal irgi galima suvesti ir su verslais, prieš kokį 15, gal 20 metų sėdžiu namuose ir taip savo galvoju, žinai, gal man čia visko per daug, gal nereikia, gal čia galėčiau malonumų daugiau turėti. Ir kitą rytą šneku su savo mama, jinai sako, aš visą vakarą galvojau, kam tau tiek visko daug reikia? Ok, galvoju. Nu ir va tokie dalykai, arba irgi ten buvau, irgi čia dar kaip mano abudu tėvai buvo gyvi, tokia depresyvinė būsena įkritusi ir gal vat prasmės klausimas, čia prasminga, neprasminga. Ir tada irgi su mama šneku apie tėvo sveikatą, sako, viskas su juo yra gerai, bet jis nebeturi gyvenimo prasmės. Ir aš tada suprantu, kad aš tas būsenas pradėjau įkristi. Tai va tas dalykas, kad mūsų niekas nemokė, kad ką aš jaučiu, tai gali būti ne mano. Ir dabar užeisiu į tai per organizacijas, nes aš suprantu, kad asmeniniai dalykai, bet kaip organizacijose. Ir
lygiai tas pats yra organizacijose. Kai būna grupinis darbas ir yra stiprus klausimas ir tu ateini su stipria mintim ir staiga tau ateina abejonės, tai gali būti abejonės ne tavo, tai gali būti abejonės aplinkui esančių žmonių. Tiesiog mūsų niekas nemokė, kad yra pirminės emocijos. Pirminės emocijos tai adekvati reakcija, kas vyksta dabar aplinkoj. Ir antrinės emocijos, tos, kurios persineša, yra svetimos emocijos, nes ką aš dabar kaip pavyzdžiui sakiau, tai yra svetimos emocijos. Tai mūsų tų dalykų niekas nemokė. Ir tas mano kelias turbūt ir prasidėjo nuo sisteminių konsteliacijų, kas liečia jausmus, suprasti, kad ką aš jaučiu, tai nebūtinai yra mano ir nebūtinai tikra. Ir kas yra įdomiausia, kaip ateina suvokimas, kad čia yra ne tavo ir būsena pasikeičia. Ir tas būna, žinai, momentas, palauk, ir akyse šviesų. Ir šviesų tai reiškia yra aiškumas, ką daryti. Nes iš principo, ko reikia vadovui, dabar gal mes persirisim į tą vadovų pusę, vadovui reikia aiškumo. Ir jeigu jis neturi aiškumo, reiškia, jisai žiūri kažkur kitur. Jis nežiūri tikslą, jis nežiūri produktą, jis nežiūri strategiją, jis nemato savo kompanijos, jis stovi, jis yra nusisukęs kažkur kitur, jisai žiūri kitur. Ir matyt, tas klausimas yra, nežinai, tas ryšys su savim, toks irgi labai abstraktus. Iš kur dabar žinoti, aš jaučiu ryšį su savim ar ne? Ar tu tą dalyką gali pasakyti? Kartais galiu, kartais nelabai, bet aš labai gerai atsimenu, Rasa, kai aš atėjau pas tavį į mokymus ir buvau, tu pasakymą, reikia jausti kūną. Man buvo, kaip jau, sako, gerai, Giedrė, tu pasimk ir pulsą jaus, tau pradžiai užteks. Tai aš labai gerai atsimenu, nuo ko pradėjau tą savo kelionę. Čia yra procesas, jeigu nieko nesigilinančiam į tai žmogui pasakysi, kaip ir man tada, tai tikrai nepasakysiu, ar aš ryšys su savim. Dabar jau kažką galiu pasakyti daugiau. Tai man kriterijus, kad kaip vadovė, kaip projekte, kaip kompanija, kad aš esu ryšyje su savim, man yra aiškumas. Toliau gal aš save netraktuoju tikruoju CEO, nes tikrasis CEO yra nukreiptas, tikrojo CEO dėmesys yra nukreiptas kaip į didelį tikslą sujungti visus resursus, kad tai būtų pasiekiama efektyviausiu būdu. Aš net šiandien važiuodama mašinoje galvoju, tai koks aš čia CEO esu. Ir aš savo supratau, kad aš CEO esu, kai tikslas yra ne visai apibrėžtas, kai aplinka yra ne visai apibrėžta, bet tu vis tiek turi daryti ir veikti. Tai aš CEO esu neapibrėžtų aplinkų. Ir turbūt, ką aš mokau, konsultuoju, aš tikrai negalėčiau pakonsultuoti žmogus, kuris pragmatiškai, sistemiškai viskas sudėlioja apibrėžtų aplinkoje ir sugeba idealiausių būdų pasiekti rezultatą. Aš galiu pamatyti, pabūti veidrodžiu, galbūt patarimų duoti, kai yra aplinka neapibrėžta ir tikslas, orientyrai yra, bet jis yra neapibrėžtas. Ir kaip grįžtų mūsų pokalbio pradžią apie tai, kad man tai buvo būdinga nuo jaunystės. Būti pokytyje, man tai yra pastovumas. Tai aš toks CEO esu. Ir tada grįžtų prie to, kad ir atspindys, kad aš esu savo vietoje su ryšys su savim, man yra aiškumas. O kitas, nes dabar paleidinėjau keletą projektų, tai frustruoju truputėlį, žinai, nes apsivėlusių dalykų yra. Ir šiandien ryte su viena kolegė šneku. Ir aš jaučiu, kad jau tas projektas, pavyzdžiui, man projektas pasileidžia tada, kaip visas aprašymas yra vizualas ir aš jaučiu su tuo santykį, žinai. Ir staiga jau su ją bekalbant man ateina kitas žingsnis, kaip jau, galvoju, jau ryšyje. Jau žinau, jau man nebėra svarbu, kaip tas projektas įsigyvendins, jis jau kažkaip tai įsigyvendins, bet aš jau žinau jo vystymosi kitą žingsnį. Tai man tas yra aiškumas, yra išraiška, kad aš esu su savim. Tai aš labai ant šito aiškumo ir noriu uždėti akcentą,
kur mes jį prarandam. Tai mes kalbėjom apie tai, kad patirdami tas emocijas galbūt ir savo neadekvačias, bet ir ne savo emocijas. Ką dar? Kur dar prarandam aiškumą? Mes aiškumą prarandame. Dabar jau taip metodiškai sukalbėsiu, žinai. Pas Antonijo Menegėtį, ontopsichologijos įkūrėją, prieš gerą pusmetį perskaičiau, ko reikia, kad žmogus būtų psichologiškai suaugęs. Žinai, ta psichologinė saugystė tai irgi yra apie tą patį. Tai reikia 3 savarankiškumų. Pirmas savarankiškumas tai yra ekonominis. Mes ryšį su savim prarandam tada, kaip mes iš kitų norim pinigų. Ta prasme, pinigų atlyginimo, paslaugą, kliento poreikį patenkinti įvairiausiam formom, kol aš neturiu ekonominio savarankiškumo. Ekonominio savarankiškumo išraiška yra, kaip tai galima pasimatuoti, kad aš galiu metus nedirbti ir turiu iš ko pragyventi. Tada aš galiu traktuoti, kad aš esu ekonomiškai savarankiškas. Nes kitu atveju mes pasąmoningai, save apgaudinėdami, mes rinksime sprendimus, kad gauti atlygį. Tai vienas. Antras savarankiškumas, apie ką mes dabar daug kalbėjom, tai yra emocinis. Tai emocinis savarankiškumas, mes jau šiandien apie tai daug kalbėjom, pirmiausia, suvokti, kad manyje veikiančios emocijos yra nebūtinai mano. Suvokti, kad jeigu kyla emocijos, o situacija aplinkoje nėra čia ir dabar pavojinga, kad tai yra vaikystės emocijos. Ne? Ir be abejo atpažinti savo emocinės reakcijas. Tai mano manymu apie tai šiandien yra pilnas internetas, socialiniai tinklai, seminarai, online, ko tik tai nėra, ne? Visi šnekam apie emocinį savarankiškumą, ir aišku, už to slypi sąvoka emocinis intelektas. Ir trečias, kuris mano manimu šiuo metu ypatingai yra svarbu ir svarbu neapibrėžtoj aplinkoj, tai yra egzistencinis savarankiškumas. Egzistencinis savarankiškumas yra suvokimas, kad aš suprantu, kodėl aš gyvenu, ką aš darau. Ir, mes tai galim vadinti jau irgi išpopuliėjusiu, iš žodžio, kuris yra populiarus, tai pašaukimas, ne? Kad aš esu kažkam pašauktas ir tai yra orientyrai. Ir aš lygiai tą patį, tą egzistencinį savarankiškumą galiu per savo pavyzdį pasakyti, nes irgi dabar tai čia karas, tai ne karas, tai vėl pandemija, taip toliau. Kai prasidėjo pandemija, man irgi reikėjo to atramos taško, mums visiems buvo labai netikėtas dalykas. Ir tada aš savo įsivardinau, klausyk Rasa, žiūrėk, jeigu pasaulis eina link apokalipsės, būna tokių minčių, ne, ir šiuo metugi būna visokių, tai reiškia, mano visos veiklos yra nukreiptos tam, kad ateities kartoms kažkada tai išliktų sveiko proto grūdai. O jeigu pasaulis eina link to, kad suardyta tvarka atneša mums naują epochą, naujas galimybės ir naują gyvenimo kokybę, tai mano veiklos yra nukreiptos tam, kad tas aukso amžius ateitų greičiau. Ir tada reiškia, mano atramos taškas yra viduje ir man visiškai nebėra svarbu, kas vyksta aplinkui. Netame nesvarbu, kad aš ten neseku ir taip toliau, be abejo, tai yra smalsu, įdomu, reflektuoju, bet manęs tai nebeveikia. Aš aiškiai apsibrėžiu savo ribas, savo įtakos zoną ir aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kas man malonumą teikia, įdomumą ir tai yra mano gyvenimas. Tu dabar taip pasakei, taip principus tokius, ne, kur, kuriais vadovautis reikėtų. Bet jeigu mes atytumėm, tokią kasdienybę vadovo, kaip tai atrodytų vadovo dienoje, kaip mes, turėtumėm suprast, kad vadovas tais principais vadovaujasi. Tengi gyvenimas vyksta.
Aš suprantu, apie ką tu kalbi ir aš suprantu, kad aš nesu tas vadovas, kur čia ir dabar daug tų sprendimų kiekvieną dieną priminėja. Bet tu dirbi su vadovais, ateina pas tave milijonai. Dirbu su vadovais ir pati organizuoju projektus. Man tai atrodo, kad yra labai svarbu vadovui matyti, ką jis nori padaryti. Ir tą laikyti kaip formą tokia, ne, nu, pavyzdžiui, nežinau. Turi įvykti tokia konferencija, turi įvykti toks projektas, turi būti sukurta inovacija, ne? Ir jis visų kūnų tiesiog turi jausti, kad tai turi įvykti. O toliau, nu jo, toks sprendimas, nu taip, ta prasme, neišsitaškyti save į smulkius sprendimus. Nes smulkus sprendimai, aišku, jie pagreitina, jie gerai, bet jeigu tu pameti tą lauko tokį laikymą, kas turi įvykti, tai smulkių sprendimų efektyvumas neišgelbės. Jeigu tu belaikydamas lauko pameti tuos smulkius sprendimus, nu taip, nu 100 eurų čia, nu gerai, 100 eurų čia, nu gerai, savaitę vėliau, bet tai vis tiek įvyks. Tai aš manau, kad vadovui toks pirmas patarimas yra žinoti ir jausti, ką jis nori padaryti. Būtent savo įtakos zonoje, tai gali būti, nežinau, organizacijos CEO, tai gali būti pagaliau projekto vadovas, didelio projekto vadovas. O smulkus dalykai jie pasikeičia. Nu, įvyksta, aš turiu mintyje. Antras mano manymu, kas yra labai svarbu ir ko mes neįvertinom ir šiandien visiškai netyčia mes tas emocinės būsenas nuslydom, kad mes su savo būsena paveikiam komandą. Ir va tas, pavyzdžiui, man kažkada tai buvo toks nuostabus momentas, kaip grįžusi Femina Bona po 10 metų nebuvusi joje direktorė, tai aš grįžau į Femina Boną direktorė, tai va irgi išgyvenau tos dalykus, kaip tu atsineši kažkokius tai įsivaizdavimus senus apie rinką, apie taip toliau. Ir po pusę metų staiga aš pamačiau naują tikslą, suvokimą, kur mes galim judėti ir mano vidinė būsena pasikeitė, nes pusę metų tikrai buvau labai, nu, įsitempus ir frustruota ir visokia kitokia. Ir vyksta mūsų komandos susirinkimas, ten veik visa komanda buvo, ir visi sako, nu koks fainas susirinkimas, nu kaip fainai mes visi jaučiamės. Ir aš taip žiūriu, bet pavalauk, tai jie jaučia, ką aš jaučiu. Ir vėl, čia nėra vien mano patirtis, tiesiog per savo patirtį aš reflektuoju, kaip tai veikia. Tai jeigu esat įsitempęs, ieškot kaltų, neikite organizaciją. Geriau nuvažiuokit į mišką, ugnį pakurenkit, į masažą nueikit, dviračių pavažiuokit, bet stenkitės būti su savo komanda, su savo žmonėmis, kaip jums yra viduje gerai. Nes jeigu yra viduje gerai, tai ir komanda dirbs. Aišku, ten yra tų konfliktinių situacijų, tų įtampų, kur turi išspręsti, taip toliau, bet kaip atskirti, kai yra įtampa, ką turi išspręsti, būna sunku, bet yra veiksmas, yra aiškumas. Taip. Žinai, tą momentą yra sunku, dažniausiai aš sakau, nu jau po to projekto, nu jau po tos konferencijos, niekada jau daugiau tokių konferencijų nebedarysiu, ne? Tu turbūt ir tą esi patyrus. Bet veiksmas vyksta, bet yra momentų, kaip tu jauti, nu veiksmas nevyksta, bet tai veiksmas nevyksta, kad tu blogai jautiesi. Bet man, aš labai surezonavo man tas tavo grįžimas į Femina Boną, tai yra apie tokį pokytį asmeninį, kad įvyksta pokytis. Ir man kaip vadovui irgi buvę tokių etapų, kur man asmeniškai kažkoks įvyko didžiulis pokytis ir aš jaučiu, kad aš kažkokiam lyg pakabinta rūke ir kažką ten darau, bet suprantu, kad tikrai nepilna jėga, nes aš pilna jėga negaliu dirbti, nes nežinau, ką daryti. Man atrodo pamatas išslydęs iš po kojų. Kaip išbūt tokioje situacijoje? Tai neiti darbą tuos mėnesius ar... Aš suprantu, apie ką tu kalbi ir dabar kelios mintis ateina. Tai viena mintis atėjo, mane gal prieš pusę metų kalbino viena magistrantė kaip interviu,
tarp kitko irgi kaip CEO, kas man kitą kartą būna keista, kaip mane kaip CEO, kaip kalbina, bet galvoju, gal jau dabar aplinka mane pradeda matyti kaip CEO. Ir jinai darė magistrinį tyrimą darbą apie tai, kaip transformuojasi organizacijos. Ir vienas ten kontekstas buvo į savivaldžias, antras kontekstas gal ten dar kažkoks tai buvo. Ir, pavyzdžiui, buvo su jie šnekant labai įdomu sužinoti ir aš po to jos darbą skaičiau, jinai man persiuntė kaip išvada, kad pokyčiuose labai mažai dėmesio yra skiriama ir labai mažai kalbama apie vadovo tapatybės pokytį. Ir čia yra didžiausias iššūkis. Ir nes jeigu tu esi įpratęs veikti, kur organizacija veikia kaip mašina ir visi klauso, dabar ateina jauni žmonės, jiems pirmoje vietoje yra malonumas, prasmė, o tu veiki kitokioj tapatybėj, tai tu su jais kontakto neturi, arba jeigu nori, nežinau, ten pritraukti protingų žmonių, tai klausimas yra savo užduoti. Tai kokia mano dabar tapatybė? Ta prasme, ar aš ją kontroliuoju, ar aš sujungiu resursus tikslui, ar kaip aš šiandien mūsų pasakojime bandžiau parodyti tą tapatybę, kur šiandien yra reikšminga, aš laikau tikslo lauką. O visa kita jau savaime įsigyvendins. Tai mano manimu stipriausias dalykas yra tapatybės pokytis ir jeigu esi rūke, savo užduoti klausimus. Dabar pas mane yra tas laikotarpis, kur aš galiu daryti, kiek turiu ką daryti, man 10 metų į priekį gali užtekti, bet aš suprantu, kad tai yra nenormalu ir suprantu, kad esu periode, kur sluoksniuojasi, ką daryti ir ko nedaryti. Ir yra tam tikrų projektų, kur aš jaučiuosi kaip rūkė. Aš galvoju, kam aš čia darau, dėl ko aš čia darau, bet aš dabar negaliu vidury kažkaip tai taip toliau. Tai manau, tas buvimas rūkė arba tas reikia savo užduoti klausimą, kas vyksta. Ar tai ateina iš ateities, ar tai yra tam tikri dalykai, kuriuos tu turi tiesiog iš praeities pabaigti. Bet būti rūkė ir nieko nedaryti nėra gerai. Ir vėl grįžtu prie to. Vadovo CEO darbe yra svarbiausia aiškumas. Kai nėra aiškumo, esame pametę kažką. Jo, aš čia jau asmeniškai šitą temą galėtų dar valandą kalbėti. Bet gal keliaujam toliau, man dar tavo asmeninė patirtis įdomi, tu užsiminėjai apie čia kažkokiam tai kontekste, apie vadovo transformaciją. Kaip tu matai dabar atsisukdama atgal per tuos 30 metų ir daugiau, kaip tu transformavais, ar buvo kažkokie tai ryškūs etapai, kaip dėl to keitėsi organizacija, kaip lėtėsi viskas tai, ką tu darai. Yra kažkokie tokie koliukai su... Čia turbūt, matyt, knygas reikėtų apie tai rašyti, bet keletą momentų, kur aš atsirefleksavus esu. Tai, kai Feminui Bonai buvo 10 metų, aš iš organizacijos pabėgau. Ta prasme, įsivaizduok, tu rytą atsikeli ir nenori važiuoti darbą. Ir tai yra tavo sukurtas verslas ir nenori važiuoti darbą. Tai va tas man buvo labai stipri krizė, ko pasekoje aš po to pradėjau netyčia vesti mokymus savo žmonėms. Tada kolega sako, tu gal ir mūsų žmonėms pravesk, nes aš tuo metu daug psichologijos mokinausi, aišku, mes čia šnekam apie tuos laikus, kaip organizacijose psichologinių mokymų beveik nebuvo, ne? Ir tada pradėjo rastis tas naujas impulsas, kur iš principo įsivystė visa nauja mano veikla. Tai mano manymu, tas transformacijos momentas, bet kuriam vadovui suprasti, kad tau yra nuobodu ir rutina, reikia tai fiksuoti ir suprasti, kad tu esi augimo krizėje. Augimo krizė tai reiškia, kad yra suardyta aplinka, jau toj aplinkoj tu nieko neberasi naujo. Ta prasme, jau jinai yra nusistovėjusi, o kur tu eisi, tai yra suardyta ta aplinka ir tu turi toj suardytoj aplinkoj
atrasti, arba neapibrėžta aplinka galbūt tiksliau įsireikšti, nes pats žodis krizė reiškia suardyta tvarka, ne? Ir tada pas mane radosi visiškai nauja veikla. Tai kiek aš suprantu, nes pas mane veiklų tikrai yra daug ir jos dabar jungiasi į vieną, kad pirmas simptomas, kad prasideda transformacija, kad tau yra nuobodu. Ir suprasti, kad toj pačioj aplinkoji, tu nieko nepadarysi. Tu turi vis tiek eiti ten, kur tau įdomu, kur tave traukia. Ir turbūt, jeigu taip žingsneliais praeičiau, nes man dabar bepigu reflektuoti, pas mane kas 10 metų randasi nauja ilga veikla, bet ne projektas, ne kryptis, ta prasme, prieš 30 metų radosi Femina Bona su kosmetikos distribucijoje ir mes savo rinkoje daug dalykų esam padarę ir lyderiai esam. Tada dar po 10 metų nuo to impulso mokyti kitus ir mano, pavyzdžiui, tu gali įsivaizduoti, kad mano pirmas klientas, dabar jau galiu pasakoti, buvo Mars Lietuva vadovų, CEO. Nes tada su tuometinė Mars Lietuva generalinė direktorė Audra Matevičienė mes buvom vienam klube. Ir aš jai pasipasakojau, kad aš domiuosi pasąmoniais dalykais. Ir jinai sako, davai seminarą pravesk, mano CEO. Ir aš žinok, tą iššūkį priėmiau, bet gali įsivaizduoti, čia buvo labai labai seniai, prieš 20 metų. Ir aš supratau, kad nuo to seminaro arba mano karjera kaip lektorės eis į viršų, nes turėti Mars Lietuva CEO komandos gerus atsiliepimus arba jis į apačią. Ir aš tada prisėmiau tą iššūkį, aišku, seminaras praėjo geriau negali būti. Bet taip ir pradėjo rastis naujas kontekstas, nes tuo metu aš jiems parodžiau, kaip pasąmoningi dalykai organizacija veikia. Aišku, tai buvo ganėtinai paprasta, bet jau buvo ta mano pradžia. Dar po 10 metų pas mane radosi menas, meno psichologija ir Ambrė Sarat, kur dabar ir matika, ir dabar ta mada atsiranda, bet aš sakau, klausykit, aš niekada, man nebuvo įdomi mada, ir aš į madą žiūriu per tai, kaip rūbai, formos veikia mūsų psichiką, apie ką mes ir šnekėjom, ar mums stereotipus formuoja ir atlaisvina nuo stereotipų. Ir dabar, kas yra įdomu, per pastaruosius porą metų radosi Gimbutinės filmas, kuris pats eina ir dabar jau rodysim ir pasaulio šalyse lietuvių ambasadose. Ir čia yra visiškai kita veikla, aš niekada negalvojau, kad aš užsiimsiu kultūros vystymo projektais. Ta prasme, ir čia jau dabar atsirado Gilų fondas ir jau tą prasme visai kitą matau. Ir tai yra jau nebe verslininkės, nebe konsultantės lygmuo. Ir čia gal jau čia ta CEO būsiu fondo, žinai. Tai aš noriu pasakyti, kad judesys vyksta pagal tai, kaip tu savo traktuoji, kad tau čia yra nebeįdomu ir tu pradedi daryti, kur net nežinai, kas gausis. Tai čia yra apie augimą. O jeigu dar pakalbėti apie tai, kaip aš išeidinėjau iš savo vaikystės strategijų, tai man buvo labai įdomus susivokimas, turbūt irgi gal, nežinau, po 10 metų ar po 15. Dar vienas buvo įdomus susivokimas, kaip nuėjau į SMO mokytis rinkodarą, kaip jau Feminai Bonai buvo 10 metų, supratau visas klasikinės klaidas, kurias galėjau padaryti, padariau. Ir vėl, tai nėra gerai, tai nėra blogai. Gal būčiau nepadarius, gal būtų verslas buvęs kitoks, bet kadangi aš save netraktuoju CEO, kuris vien kiekybę augina, aš daugiau mano veikla yra nukreipta į tai, kad žmonių gyvenimuose kokybė rastųsi ir dabar ypatingai tam žmogiškojo intelekto ir dirbtino intelekto kontekste tai darosi ypatingai svarbu. Tai buvo labai įdomu, kaip tu gali po to apmastyti savo klaidas. Ir dar jeigu grįžti prie savo vaikystės scenarijų ir kaip aš staiga suvokiau, kad aš 10 metų praleidau žmonės įtikinėdami, kad pritartų emociškai mano sprendimams. Pasakoju, kad vaikystėje aš turėjau strategiją, kaip
mama ne tik turėdavo leisti, bet dar emociškai pritarti mano pasirinkimams. Tai aš lygiai tą pačią strategiją persinešiau į organizacijas. Man neužtekdavo, kad žmonės sutikdavo, kad tai padarysiu, bet kad jie emociškai pritartų ir tai išvirsdavo į 4-5 valandų susirinkimus. Tai išvirsdavo į pokalbius, tai išvirsdavo į neaiškias strateginės sesijas. Žinai, apie ką aš turbūt šneku ir esi mačiusi. Tai kaip yra svarbu atreflektuoti ir, pažiūrėt, jau po to, kaip tu pradedi supranti, ir tų strateginių sesijų nebeliko, ir tų susirinkimų nebeliko. Žmogus daro, jis nebūtinai turi sutikti, nes jis jaučia, jis jaučia malonumą iš to, kad pasitarnauja organizacijai. Tai va čia tokie turbūt tie transformaciniai dalykai, kurie vyksta ir su emociniais dalykais. Nežinau, dar reikėtų matyti, pareflektuoti, ką dar kaip vadovas keičiausi, ne? Gal, žinai, man buvo labai sunku paleisti kontrolę. Labai buvo sunku paleisti kontrolę ir atsimenu, man atrodydavo, kad, bet tai čia tai mano pinigai, žinai. Ir kaip pirmą kartą, labai seniai dar išvažiavau į tolimą šalį, kur nebuvo jokio telefoninio ryšio. Ir grįžusi, supratau, kad manęs net nepasigedo, tai supratau, kad ta kontrolė, irgi yra iliuzija. Tai va, ta kontrolės paleidimas man buvo sunku ir dabar man būna įsijungia, bet gal dabar jau tokiuose, kaip sakau, labiau svarbiuose dalykuose, bet savo išmokau, gerai, pinigų prarasim, prarasim, žinai. Tai tas kontrolės paleidimas yra sunkus, o dabartiniai visuomeniai, mano manimu, labai reikia gebėti atskirti, ką kontroliuoti, o ko nekontroliuoti. Nes gali eiti kitų kelių, ne? Kur savivaldos, nieko nekontroliuoti. Čia yra iššūkis. Suprasti, ką reikia kontroliuoti, ko nereikia kontroliuoti. Noriu judėti jų link pabaigos ir man norisi iš tavęs, nežinau, ar patarimo, ar dar kažkokio paaiškinimo, padrąsinimo tiem, kurie bijo pokyčio. Tu pradėjai nuo to, kad tu, Rasa, yra pokytis, apie pokytį. Vat kai kalbėjai apie savo transformacijos kelionę, apie augimo kelionę, tai atrodo taip drąsiai, tu matai, kad tau yra nuobodu sukurtam versleinį, darai kažką tai kitą. Bet kiek yra žmonių, ir aš manau, kad tu susiduri ir mokymuose savo, ir bendraudamas su vadovais, kurie tos drąsos neturi tą pokytį daryti. Aš taip atsidusau, man sunku patarimą duoti. Ir žinai, dėl ko aš suprantu, kad aš nesuprantu, kaip žmonės gali bijoti pokyčių. Ta prasme, aš esu, mano yra kitoks mąstymo būdas ir aš galiu racionaliai pakalbėti, ne, kaip man racionaliai atrodo, kad pokytis tai yra gyvenimas, tai mes bijom gyventi, tai jeigu bijom gyventi, tai eikim pas psichoanalitikus, žinai, taip, žinai, to vietoj, kiti skuba gyventi, gal aš buvau iš tų, kurie skuba gyventi, tai irgi jau pas psichoanalitikus, ne? Tai, vėl mes apsukam ir grįžtam prie to, jeigu mes kur nors bijom, tai yra netikra. Ir vat klausimas, tai koks tas vaikystės momentas tau neleidžia. Nes pokytis tai yra gyvenimo reiškinys. Be abejo, ten gal tas pokytis, tam pokyčio yra momentų, kaip vyksta pokytis, yra momentų, kaip malonumas jaučiam, bet malonumą mes kaip išgyvenom, tai irgi pokytis vyksta, vat mes dabar sėdim, kraujas teka, taip toliau, tai irgi yra pokytis. Pokytis tai yra gyvenimo reiškinys, jau pats bijojimas nurodo, kad yra siekimas bet kokiu būdu sukontroliuoti aplinką. Tu nesukontroliuosi aplinkos. Gyvybė teka ten, kur yra gyva. Tai man į tą klausimą sunku labai pasakyti. Bet aš niekad nepagalvoju, kad pokyčio baimė yra bandymas sukontroliuoti. Iš tikrųjų. Taip. Iš
tikrųjų, jeigu aš nedarau, tai aš vat kažkaip lyg turiu iliuziją, kad tai, kas yra, aš tą išlaikysiu ir bus tik tai taip ir ne kitaip. Taip. O dar vieną noriu pasakyti, mes čia kažkaip kalbėjomės ir vieną klausimą iš tavęs buvau girdėjus, kad tu ten kažkam tai buvai uždavęs, jeigu grįšiu atgal, ką pakeišiu, ne? Toks yra svarbus klausimas ir aš, tiesą sakant, girdėdama kitam žmogui tavo klausimą, aš taip pagalvoju, aš nežinau, ką aš pakeišiu ir aš atlikau namų darbus, aš galvojau keletą dienų, ką aš pakeišiu grįžus į praeitį ir aš atradau, ką aš pakeišiu. Aš gyvenime praradau tam tikrus dalykus, kai aš žinodavau, ką reikia daryti ir aš nustodavau daryti, kaip aplinka priešindavosi. Dabar jau, kai praėjo labai daug metų, aš suprantu, kad jeigu tai būtų buvę padaryta, dabar būtų mano gyvenime dar daugiau geresnių dalykų. Tai šitą pakeišiau, nes tuo metu aš gal ne visai supratau, kad manyje susimaišo kontekstai, kaip bus už kokių 5-7 metų ir kaip yra dabar. Ir tiesiog man atrodydavo, kad taip yra dabar ir aš bandydavau daryti. Dabar, grįžus mintimis, idėjos, mintis, sprendimai, jie buvo geri, bet jos reikėjo gal biškį nuosekliau daryti, gal reikėjo neklausyti, ką kalba kiti, o eiti savo vaga. Ir dabar esu tame laike, kaip šią klaidą esu išmokusi. Ir dabar, kai jaučiu prieštaravimą, aš nepuolu įrodinėti. Aš tiesiog suprantu, kad viskam yra savas laikas ir persuku dėmesį kitur. Tai kas tą veiksmą galėtų padaryti kiti, kurie gali išgirsti mane. Tai mano manymu dar vadovui yra labai svarbu atreflektuoti ribojančius dalykus. Ir jeigu turbūt ir apibendrinti tą mūsų pokalbį, kaip mes kalbam apie vadovo transformaciją, pokytį, tai vienas dalykas yra atreflektuoti kas 5, kas 10 metų, kaip transformuojasi tavo veikla. Ir jeigu niekas nesikeičia, tik tai eina pasikartojimai, tai žinoti, kad tu negyveni. Nes gyvenimas, jisai plečiasi įvairiom formom. Jis gali būti matuojamas piniginiam formom, ryšiais, naujom idėjom, žiniomis, taip. Antras, ką reikia savo reflektuoti irgi kas 5, kas 10 metų, ką tu keiti savo vadovavime su emocijom. Apie ką aš pasakojau per savo pavyzdį, per vaikystės pavyzdžius ar per santykį su aplinkiniais, taip toliau. Trečias dalykas, ką reikėtų atreflektuoti, nes kai praeina kokie 5 metai, tu gali pamatyti savo klaidas ir suprasti, dėl ko tu tai nepadarei. Tai mano manymu vadovo CEO vienas iš esminių savybių šalia profesionalumo, ekspertiškumo turi būti gebėjimas reflektuoti. Nes kitu atveju anksčiau ar vėliau ateis egzistencinė krizė, o egzistencinė krizė pasireiškia labai baisių dalykų. Viską galiu padaryti, bet niekas nedžiugina. Labai baisių dalykų. Galiu įsikelti bet kokį tikslą ir įgyvendinti, bet niekas nedžiugina. Ir man atrodo, kad dabar nemažai daug pasiekusių CEO yra tokioj būsenoj. Esu viena ausim vienur kitur girdėjusi, nebėra kur pinigų dėti. O nebėra pinigų dėti todėl, kad nėra egzistencinės ambicijos. Neturi tikslo, ką nori padaryti gyvybei, gyvenimui, ateities kartoms.
O tas tikslas gali rastis tik iš ko jis randasi, tas tikslas? Kas jiem atsitiko? Kodėl jie neturi tikslo? Bijojo pokyčio, nenorėjo? Nustojo vystytis. Ir ateina istorija, kaip gimė Renesanso epocha. Kažkada tai man tai buvo labai stipru, aš nežinau, tai sužinojau gal prieš kokius 5 ar 10 metų. Pirmasis Medici ankstyvuosiuose viduramžiuose gyvena aplinkoje, kai visi lankstėsi valdžiai, religijai ir žmogus, apie individualumą žmogaus, apie ką mes kalbam, nešnekos nebuvo. Nu ir pirmasis Medici, nežinau, kokiu būdu ten susiklosti, kad jisai suprato, kad pirmoje vietoje yra jis žmogus ir to pasekoje stipriai realizavosi. Ir tam tikrų gyvenimo laikotarpiu staiga jisai suprato, žiūrėdamas į aplinką, kad jis nebegalės vystytis, jeigu aplinka nesivystys. Tu gali įsivaizduoti, kokio stiprumo įžvalga yra, kad jis nebegalės augti, transformuotis, vystytis, jeigu aplinka aplink jį išliks tokia pati. Ir ta įžvalga paskatino jį įsteigti antikos žinių mokyklas, nes viduramžiuose buvo prarasta antikos žinios, ne viduramžiuose, bet iki viduramžių. Ir iš principo radosi Renesanso epocha, nes tose mokyklose mokėsi būsimieji Rafaeliai, Mikelandželai ir visi kiti, ir buvo atstatytos antikos žinios, ir to pasekoje aplinka pradėjo vystytis. Tai man buvo labai stipru, kai tau yra gerai ir tu gali daug dalykų padaryti, bet tu staiga pradedi suprasti, kokia yra aplinka, ir jeigu aplinka nesivysto ir tu jos nevystysi, tavo gyvenimas ties to ir baigsis. Aš kaip sakau, gyvenimas baigsis, tai aš turiu mintyje, jis tiesiog pasidarys nebeįdomus. Baigsis įdomus gyvenimas. Tai gerai, tai aš vis tiek noriu kokį išpeš patarimą iš tavęs. Jeigu jaučiu tą būseną, ką daryti? Kad neįdomu? Nu tai čia, atsiverskime populiariasias knygas, kurios sako, pirmiausia, reikia priimti, kad su tavim kažkas yra ne taip. Ar ne taip? Nu taip. Antra, nustoti neigti. Čia, žinai, kaip jis sako, jie yra pokyčio tie ekspertai, ne? Nustoti neigti. Tada norėti kažką daryti. Man atrodo, kad vienas dalykas, kuris gali išvesti iš egzistencinės krizės, tai yra eiti ten, kur įdomu, ir ne viską matuoti pinigais. Nes kiek esu mačiusi ypatingai moterų, gal dabar apie vyrus negaliu pasakyti, kad ir ganėtinai keistai skambės, kad tai apie moteris dabar sakau, kad būna momentas, kai moteris jaučia, ką jinai nori daryti, tada jinai pasiskaičiuoja, bet sako, čia neapsimokės. Gyvenimas yra nematuojamas pinigais, gyvenimas yra matuojamas kokybiniais žingsniais. Tai eiti ten, kur yra įdomu, ir tas veiklas paversti hobiu ir nematuoti jų pinigais. Nes jos tikrai neatsiperka pinigais. Jos atsiperka vidiniam būsenom. O vidinės būsenas negali nusipirkti už pinigus. Ir mes tokiam esam kontekste. Dėkui tau labai, Rasa. Buvo labai įdomus pokalbis, smagu, kad ir pati pasidalinai savo asmeninę patirtim. Ir tokių ir paskaitos elementų buvo, kur yra ką ir pasikonspektuoti, atsisukti ir dar kartą pasiklausyti. Tikrai labai nuoširdžiai dėkoju tau. Aš turiu tau dovaną savo kolegų AVC Consulting išleistą knygą Ateities organizacija. Tai gal rasi. Taip, čia per mikrofoną. Būtinai pasižiūrėsiu jo.
Jo, gal rasi kažkokių įdomių minčių ir ką, linkiu tau įdomaus gyvenimo ir Ačiū. smagių pokyčių. Dėkui Ačiū. labai. Ir dėkui visiems, kas klausėt. Iki kito karto.